Varlės malda, Anthony de Mello. Skyrius – pažinimas. Pantomima. Seniai, ankstyvaisiais viduramžiais, popiežiui jo patarėjai primiktinai tikinėjo išvyti iš Romos žydus. Tai neregėta, kalbėjo jie, kad ši tauta gali netrukdomai gyventi pačiame katalikybės centre. Kai iškeldinimo įsakas buvo parašytas, žydus apėmė didžiulė baimė. Jie žinojo, kad ir kur eitų, su jais bus elgiamasi tik blogiau nei Romoje. Žydai maldavo popiežių darsik apgalvoti savo sprendimą. O šis, būdamas nešališkas, jiems kilniai pasiūlė išrinkti vieną iš savųjų diskutuoti su juo be žodžių. Pantomima. Ir jei jų atstovas laimės, žydai galės pasilikti. Žydai susirinko svarstyti šio pasiūlymo. Atsisakyti reiškia būti išvarytiems iš Romos, o sutikti, rizikuoti prisišaukti pralaimėjimą. Kas gali laimėti debatus, kuriuose popiežius ir dalyvis ir teisėjas? Taigi neliko kitos išeities, kaip sutikti. Tačiau buvo neįmanoma rasti savanorių, kuris norėtų diskutuoti su popiežiumi, kas pajėgs ant savo pečių užsikrauti visos tautos lemtį. Netyčia nugirdęs, apie ką kalbama, sinagogos durininkas nuėjo pas vyriausiąjį rabiną ir pasisiūlė debatuose atstovauti savo tautai. Durininkas, apstulbo apie tai išgirdę kiti rabinai. Kokia kvailystė? Bet niekas kitas nepanorėjo, tarė vyriausiasis rabinas. Tai arba durininkas, arba debatų nebus. Taigi durininkas buvo išrinktas diskutuoti su popiežiumi. Kai atėjo didžioji diena, apsuptas kardinolų, popiežius sėdėjo savo soste Švento Petro aikštėje, o šalia susibūrė didžiulė vyskupų, kunigų bei tikinčiųjų minia. Netrukus atvyko nedidelė žydų su savo juodais drabužiais ir dailiomis barzdomis delegacija, kurios centre buvo durininkas. Popiežius žvilgtelėjo į durininką ir debatai prasidėjo. Bažnyčios tėvas iškilmingai pakėlė pirštą į dangų. Durininkas nedelsdamas itin pabrėžnai parodė žemę. Popiežių, regis, tai nustebino. Jis su dar didesniu patosu vėl pakėlė pirštą ir ryžtingai jį laikė tiesiai prieš durininko veidą. Durininkas tuojau pat pakėlė 3 pirštus ir laikė juos ne mažiau ryžtingai prieš pat popiežių, kuris atrodė apstulbintas šio gesto. Tada popiežius įkišo ranką į kišenę ir išsitraukė obuolį. Durininkas nieko nelaukęs įkišo ranką į savo popierinį maišelį ir ištraukė plokščią macą. Tai išvydęs popiežius garsiai prabilo. Žydas laimėjo debatus. Todėl įsakymas ištremti yra atšaukiamas. Žydų vadovai skubiai apsupo durininką ir jį išlydėjo. Apstulbinti kardinolai susibūrė aplink popiežių. Kas nutiko, jūsų šventenybė? Susimildamas paaiškinkite, mes nespėjome sekti tokio greito puolimo ir atsitraukimo debatuose. Popiežius nusišluostė prakaitą nuo kaktos ir tarė. Ta žmogus, talentingas teologas ir debatų meistras. Aš pradėjau keldamas savo ranką į dangų, tuo norėdamas pasakyti, kad visa visata priklauso Dievui. Jis nukreipė savoje žemyn, primindamas, kad yra ir pragaras, kuriame karaliauja velnias. Tada aš parodžiau vieną pirštą, tai reiškia, jog Dievas yra vienas. Įsivaizduokite mano sutrikimą, kai jis pakėlė 3 pirštus, primindamas, kad Dievas vienas, bet 3 asmenyse, o tai mūsų trejybės doktrina. Supratęs, jog neįmanoma pralenkti jo teologinio genialumo, nusprendžiau pakeisti debatų temą. Ištraukiau obuolį, užsimindamas, kad yra manančių, jog žemė apvali. Jis akimirksniu parodė plokščią neraugintos duonos paplotėlį, primindamas, jog anot Biblijos žemė yra plokščia. Tada man jau nieko kito nebeliko, tik pripažinti jo pergalę. Tuo metu žydai grįžo į sinagogą. Kas tau pavyko? Kaip tau pavyko? Sumišėje klausė durininko. Šis buvo pasipiktinęs. Kokie visa tai niekai? Tik paklausykite. Pirmiausia, popiežius pakėlė ranką sakydamas,
kad visi žydai privalės išsinežinti iš Romos. Aš bakstelėjau žemyn, aiškindamas jam, kad mes nepajudėsime iš vietos. Tada jis pirštų pagrasino, kad nebūčiau toks akiplėša. O aš jam parodžiau 3 pirštus teigdamas, kad jis buvo 3 kart didesnis akiplėša, kai despotiškai bei savavališkai sakė mums palikti Romą. Ir paskutinis dalykas, pamatęs jį išsitraukiant savo priešpačius, aš pasiėmiau savuosius.